Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangieji. Su jumis laida Polis ant kalvos. Šiandienos tema – krikščioniškas atvirumas ir jo ribos. Tai yra ekumenizmas, diskusijos kultūra ir šiuolaikinis reliatyvizmas. Pirmajame Petro laiške, 3 skyriuje, raginama: šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Daugelis krikščionių renkasi monologinę bendravimo formą. Atėjau, pažiūrėjau krūvą Biblijos citatų, pasakiau Jėzus tave myli ir jau atlikau pareigą, o tu jau žinokis. Vis dėlto, Jėzus apaštalo Petro tekstu mus ragina argumentuoti, o tam reikalinga diskusija ir kitos pusės, kitos pasaulėžiūros pažinimas. Tai svarbu ir bendraujant su kitos krypties, kitos srovės bendratikiais. Apie tai mūsų laidoje diskutuosime su 2 broliais Kristuje. Tai Gerosios naujienos centro siela, ilgametis ekumeninio bendravimo dalyvis Remigijus Jucevičius. Sveiki. Ir krikščioniško sambūrio Pro Patria atstovas politologas Vytautas Sinica. Sveiki. Remigijau, pats daug metų dalyvauji krikščioniškoje ekumeninėje veikloje. Žymus teologas Aurelijus Augustinas taip apibrėžia krikščionių bendravimą. Svarbiausiais klausimais vienybė, antraeiliuose klausimuose laisvė, o visame kame meilė. Deja, kartais sunku sutarti net ir dėl to, kurie klausimai esminiai, o kurie antraeiliai. Istoriškai vyko karai netgi dėl to keliais pirštais žegnotis, 2, 3 ar visais 5. Kokiais principais remiasi šiuolaikinis ekumenizmas ir kaip nusistatoma bendra linija, atskiriant svarbius dalykus nuo mažiau svarbių? Na, ką aš pastebiu Lietuvoje, kad kai kurios denominacijos prisikūrė mitų ir jie labai bijo ekumenizmo savokos, nes yra tokia nuomonė, kad tai katalikų bažnyčios gudrus ėjimas tam, kad kažkaip gesinti protestantizmą ar tam, kad silpnėtų evangelinis flangas. Nežinau, iš kur jie ima, galbūt internete sklando daug įvairiausių filmų, kur iš tikrųjų kažkaip įbauginamas tas evangelinis žmogus, kad jis jaučiasi labai mažytis, prikuriama kažkokio dirbtinumo, bet jeigu realiai, aš asmeniškai suvokiu šį žodį labai sveikai, tiesiog ten, kur mes esame viena, mes tvirtai galim pasakyti taip ir darbuotis tose srityse, nevaržomi ir nekaustomi kažkokios savokos ekumenizmas. Aš asmeniškai visiškai nebijau šitos savokos. Aš žinau, kad ta vienybė iš tikrųjų yra ir pats Kristus meldėsi ir tebesimeldžia ir jo ištarti žodžiai, aš manau, skamba amžinybės kontekste. Meldžiu, kad jie būtų viena manyje, kaip ir mes esame viena su tėvu Kristus, vienybė šventoji dvasia, 3 viename, tobula vienybė ir aš manau, kad mes turime augti į tai. O kad tų žmonių, kurie pilni baimių ir galbūt net nesuprasdami, atsitraukia, net nesusimastydami, tai tiesiog gaila, liūdna, kad žmonės kažkaip labai taip siaurai mato šitą gyvenimą. Vytautai, klausimas apie atvirumo ribas. Antrajam laiške Korintiečiams, 6 skyriuje klausima: kaip galima gretinti Kristų su Beliaru? Kaip suderinti Dievo šventovę su stabais? Visa tai primena šiuolaikinį reliatyvizmą, kai skirtingos pasaulėžiūros laikomos lygiaverčiais keliais vedančiais į tą patį tikslą. Kita vertus, ar turėtume atmesti visą tai, kas bendra tarp įvairių kultūrų, ar turėtume vengti dialogo ir bendros veiklos ten, kur jį įmanoma? Labai principinis ir platus klausimas. Aš gal dėl studijų, gal pats iš savęs esu linkęs dažnai į ne visai politiškus klausimus pradėti žiūrėti politiškai. Tai nepykinant manęs ir čia tą dimensiją rasiu. Iš karto, tame klausime apie sugyvenimą, apie bendrumo ieškojimą ir apie skirtumus, prisimenu Vaigelio tekstą, man atrodo, chrestomatinį tekstą apie 2 vertybinius karus Europoje. Apie vieną vertus priešpriešą tarp žmonių, kurie pripažįsta objektyvios tiesos egzistavimą,
juos mėgstama vadinti tradicionalistais, ir žmonių, kurie vienaip ar kitaip yra už tai, kad žmogus pats konstruoja tikrovę, pats primeta daiktams prasmes ir tikslus. Juos gal yra populiariausia vadinti dabar sekuliaristais, nors tai ne visai perteikia šitos idėjos esmę. Ir šitos priešpriešos kontekste Europa dabar atsiduria dar kitos priešpriešos kontekste. Šitie, pavadinkim taip skambiai, pirmąjį karą kariaujantis europiečiai susiduria su labai stipriai išreikštą religinį tapatumą turinčiais Europoje vis plačiau gyvenančiais musulmonais, kuriems, drįsčiau sakyti, religijos svarba gyvenime yra labai dažnai, bent jau statistiškai, daug didesnė negu tiems patiems europiečiams, religingiems ar nereligingiems. Jiems daug aštriau iškyla tas klausimas tarp skirtingų reikalavimų, kuriuos kelia sekuliari valstybė, kurioje jie gyvena, ir jų pačių religijos moralinių reikalavimų. Tai jau čia toks būtų bendras paveikslas, toks kaip žemėlapis, kuriame šiandien atsiduriam. Sakytum, 4 ringo kampai. Ir tada, aišku, tenka ieškoti įvairiausių kelių ir įvairiausių kompromisų, kaip visų pirma krikščioniui, aišku, elgtis tikinčiam krikščioniui, nei ateistui, musulmonui, nei dar kažkam elgtis tokioje situacijoje. Ir aš nežinau, kiek čia yra verta plėstis, bet be abejo, kad atsiranda pačių įvairiausių koalicijų, išgyvenimo koalicijų, pasaulėžiūrinių koalicijų. Labai dažnai girdžiu pamąstymus apie tai, kad visų pirma šeimos gyvybės klausimais, gal net reiktų išskirti, kad šeimos klausimais visų religijų atstovai prieš sekuliarią, progresyvę, kultūrinę marksizmo ideologiją, ypač vakarų šalise, yra bendražygiai ir bendraminčiai. Šeimos sampratos klausimų, kai jis yra klausimas tarp heteroseksualios, homoseksualios šeimos, tai labai gerai pasiteisina. Bet kai pažiūri plačiau, nepasiteisina. Tai kaip, pavyzdžiui, islamas supranta, kada galima pradėti lytinius santykius, kiek galima turėti žmonų ir taip toliau. Na, matom, kad galų gale nieko bendro tarp krikščioniškos ir musulmoniškos šeimos sampratos nėra. Tai, na, mano bendra nuostata, jeigu reiktų dabar taip gan paviršutiniškai, bet apibendrinti, yra, kad visada konkrečiose situacijose yra įmanomi bendradarbiavimo keliai, bendri vardikliai, kurių reikia ieškoti ir be abejo, apskritai kalbant, taikaus gyvenimo būdą visada reikia ieškoti, bet galų gale sunkiai gali pasakyti, kad skirtingų religijų atstovai gali turėti vienodą visuomenės viziją, kurią galėtų kartu siekti. Neišvengiamai, jeigu esi nuoseklus savo religijos atstovas, tos visuomenės vizijos išsiskirs anksčiau ar vėliau. Dėkoju Vytautui. Ir dar vienas klausimas Remigijui. Pats jau užsiminėjai, kai kurie protestantai baiminasi ekumenizmo, jie galvoja, kad šis reiškinys tiesiog išplaus jų tikėjimo tapatybę. Savo ruožtų tokių baimių sutinkame ir katalikų bažnyčios pusėje, ypač Pijaus X brolijoje, kitose srovėse. Ir net patys protestantai tarpusavy ginčijasi, kurie iš jų tikresni. Tai kaip išlaikyti savo tapatybę, drauge pripažįstant bendrus tikėjimo principus? Juk ir Jėzus meldė savo tėvo, kad visi juo tikintys būtų viena, kaip tėvas sūnuje ir sūnus tėvo asmenyje. Man kažkada patiko girdėta mintis Dievo Mėnulio jaunimo judėjimas Dominikonų bažnyčioje ir brolis Pijus. Ten nepamenu kino lūpomis, bet visam gyvenimui prisiminsiu, kad žmonės linkę ant tvorų užsirašyti įvardyjimus. Vieni įvardyja, kad jie liuteronai, kiti įvardyja, kad jie Kalvino pasekėjai reformatai, kiti įvardyja, kad jie Romos katalikai, kiti save sieja nuo Jono Krikštytojo laikų, kad jie baptistai ar anabaptistai. Ir iš tikrųjų žmonės prisikūrė tų pavadinimų, tų įvardyjimų ir užsirašo ant savo tvorų. Bet Dievas žiūrintis iš aukštai, jisai mato tik tai mūsų širdis, kokiose padėtyse jos yra. Jisai nemato ir nekreipia dėmesio į tuos įvardyjimus. Tai man tai buvo atsakymas visiems laikams ir šiandien mano didžiausia vertybė yra žmogaus širdies padėtis. Kur jinai yra? Ar jinai į šviesą, ar jinai slepiasi nuo šviesos? Kokioj padėty žmogaus širdis? Ir jeigu mes, Dievo žmonės, tikintis, mes suprantam ir suvokiam, kad mes galim pažinti Dievą arba iš kūrinijos, arba iš šventojo rašto, arba iš savo gyvenimo patirties, tai mes sėdam, pasikalbam ir mes aiškiai suvokiam, netgi kartais užtenka pasižiūrėti žmogui į akis ir tu supranti, kad tarp mūsų yra
visiška tikra vienybė. Galbūt mes kartais išsiskiriam, sureikšmindami vieną ar kitą šventojo rašto eilutę ir tai paverčiam doktrina. Ir dėl to mes galim ir pasiginčinti, ir pasikalbėti, ir padiskutuoti, tuo pagilindami savo tikėjimą, nardindami iš tikrųjų, jeigu tai mes kalbam, iš tikrųjų, kaip aš sakau, saugioj aplinkoj, neturėdami kažką už nugaros slaptoje vienas prieš kitą, aš manau, kad mes tik tai gilinsim, darysim savotišką patikrą savo tikėjimo, savotišką širdies auditą ir tik stiprėsim ir mūsų vienybė auks. Puikus atsakymas ir dabar trumpam pasitraukime muzikiniai pertraukėliai. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Ir grįžtame į eterį. Vytautai, vienas opiausių klausimų šiandienos krikščioniui – migracijos krizė. Vieni krikščionys apeliuoja į artimo meilę, kitigi baiminasi, kad besirūpinant svetimais bus pažeisti savų interesai, savo tautos, savo piliečių, savo tikėjimų, namiškių. Kokias problemas kelia migracijos krizė ir kaip čia surasti krikščionišką aukso vidurį? Teisingas atsakymas, aišku, yra pats abstrakčiausias ieškoti to aukso vidurio, nes tie du įvardyti kraštutinumai, ar ne, viena vertus visiškas atsiverimas, vien rūpinantis, kita vertus visiška baimė ir užsidarimas, nes egzistuoja grėsmės, abu yra blogi keliai. Man atrodo, kad bent Lietuvoje, kai vasaros rudens sandūroje tapo įprastos diskusijos apie tai, kad pabėgėlių atvykimas į Lietuvą, o galbūt ir ne tik pabėgėlių, galbūt ir žmonių, kurie apsimeta pabėgėliais, atvykimas į Lietuvą yra neišvengiamas dalykas, buvo daug to linkimo į kraštutinumus. Ir pirmiausia buvo linkstama į tą gailestingumo kraštutinumą. Buvo, nežinau, ar visiškai teisingai suinterpretuoti popiežiaus žodžiai, kad, atverkim širdis, duonos užteks visiems, tos tokios frazės, jos yra gražios, norisi jomis vadovautis, norisi, visi esam žmonės, esam linkę į gėrį ir norisi, kaip čia, gyventi pagal tą idealą. Bet čia atsiranda daug klausimų. Visų pirma, tai klausimas apie tai, kokią poziciją gali iš tos problemos atžvilgiu užimti žmogus kaip privatus asmuo ir kokią poziciją gali užimti valstybė. Žmogus kaip privatus asmuo, jeigu tik gali, jis turi padėti. Čia buvo visiškai taiklus, tikslus ir neginčiamas popiežiaus kvietimas visiems galintiems priimti savo namuose, parapijoje bent po vieną pabėgėlį, ar ne? Neįmanoma su juo ginčytis. Neįmanoma, mano supratimu, ką nors prikišti tai pirmiausia Grušo, po to, kaip suprantu, ir kitų dvasininkų, ir kitų denominacijų dvasininkų iniciatyvai atsivežti pabėgėlių šeimas iš Irako. Tai buvo būtent tas toks tiesioginis veikimas padedant žmogui, kuriam reikia pagalbos. Kiek kitaip yra su valstybė. Valstybė nėra asmuo, nors ten gali būti įvairiausių metaforų. Valstybė kaip tokia, jos teisė egzistuoti ir savęs pateisinimas kyla iš to, kad ji yra tam, jog rūpintųsi savo piliečiais. Ir rūpintųsi ne visa žmonija vienodai, o savo piliečiais pirmiausiai, nes dėl jų jinai egzistuoja. Ir čia atsiranda ta problema, kad ji negali rūpintis ne savo piliečiais, piliečių gerovės arba saugumo sąskaitai. Tai mes iš pradžių kalbėjom tik apie gerovę, aš manau, prieš keletą mėnesių, dabar po Paryžiaus įvykių ir po to sekusių kituose miestuose didelių įtampų, tai pavadinkim, pradėjom kalbėti apie tą ir saugumo sąskaitą, apie rūpestį kitais saugumo sąskaitą. Ir iš toj vietoj valstybės atsiduria tokioje situacijoje, kai jeigu nori elgtis krikščioniškai, mes turbūt suprantam, kad Europoje nelabai daug kas iš tikrųjų ir nori elgtis krikščioniškai. Tai yra dar mūsų regione gyvas argumentas, kitur jis nebent neretai yra pasitelkiamas tiesiog instrumentiškai, pabandant apeliuoti dėl vienokio ir kitokio sprendimo į krikščionių emocijas ar įsitikinimus. Tai valstybės negali visiškai pasiduoti tam gailestingumui, valstybės turi pirmiausia rūpintis savo piliečių saugumu. Valstybės, čia aš nežinau, man regis visai tinka tokia paralelė, nepamenu pavardės autoriaus, kuris ją nubrėžė, bet paralelė tarp gerojo samariečio ir dabartinės situacijos. Jis nusprendęs pasirūpinti pakelėje kenčiančių žmogumi, apgyvendino jį nakvynės namuose, jeigu neklystu, neparsivedė jo namo. Nors gal kiek ir šypseną spaudžiančiai gali skambėti, bet dabar panašioje situacijoje yra valstybės. Nėra įsipareigojimo kiekvienam žmogui, kuriam reikia padėti savo sąskaitą, pasikviečiant jį į namus. Tu tiesiog turi rasti būdą, kaip užtikrinti jo saugumą ir žmogiškas gyvenimo sąlygas. Tai man regis, kad dabar Europa, be abejo, ne tokiais argumentais remdamasi, bet po truputį šitą supranta
pradėjo orientuotis į sienų apsaugą ir į būdus sukurti tas žmogiškas ir saugias gyvenimo sąlygas. Pirmiausia, tose šalyse, kurios ir yra pagal visą Ženevos konvencijos vietos, į kurias turėtų judėti pabėgėliai iš dabar karo krečiamų šalių. Tai nors lėtai ir sunkiai, bet per pastaruosius kelis mėnesius per šitas dilemas judam teisinga linkme. Na, o gal klausimą reikėtų formuluoti dar radikaliau. Galbūt Europos šalys turėtų sudaryti sąlygas tiems žmonėms padoriai ir oriai gyventi jų šalyse. Sakykime, pasistengti, kad tenais nebūtų karinių konfliktų, nusiųsti ten specialistų, ekonomistų, teisininkų, kurie padėtų įgyvendinti reikiamas reformas ir kad tie žmonės savo šalyse galėtų kurti savo gyvenimą taip, kaip mes jį kuriame čia. Be abejo, tai yra idealas. Tik tai klausimas, kiek mes realiai galim kalbėti apie artimiausių laiko perspektyvai to idealo išpildymą. Kiek aš žinau, tiek Jonas Paulius II, tiek Benediktas XVI gan griežtai ir nedviprasmiškai sakė, kad pirmiausia turime siekti, kad žmonės galėtų gyventi savo tėvynėse, jeigu ne, tik tada kalbėti apie kažkokius priėmimus kitose šalise. Tai šitas tikslas turėtų išlikti. Žinau, kad kardinolai Afrikoje kvietė visus afrikiečius tikinčiuosius likti savo šalise, jeigu tik tai yra įmanoma ir nepasiduoti tam, galima sakyti, Merkel kvietimui į Europą. Klausimas tik tai, kiek kokiom priemonėm yra įmanoma tas realias gyvenimo sąlygas, konkrečiai Sirijoje, yra tiek kurti. Žinom vieną kraštutinumą, kai amerikiečiai bandė kurti ne tik stabilumą, bet ir demokratiją, kas yra neeksportuojamas dalykas ir tikiuosi, kad nudegė ilgam ir daugiau tos klaidos nekartos. Panašu, kad kartoja. Tie vakarų šalių įsitiešimai destabilizuoja režimus artimuosiuose rytuose ir po to mes turim tas pasekmes. Dabar be abejo jau reikia ieškoti būdų, ir čia būtų atskira visiškai politologinė diskusija, į kurią mums nereikia leistis. Kaip? Tiksliai, bet reikėtų ieškoti būdų, kaip stabilizuoti tuos režimus ir atkurti taiką tose šalyse. Faktas tik, man atrodo, vienas, kad dirbtinai kurti ten demokratijų tikrai nereikia. Na ir klausimas turbūt abiems. Neseniai pasiekė žinia, jog Indijoje faktiškai uždrausta krikščionybė. Tai yra uždrausta skelbti, kad šis ar kitas tikėjimas yra geriausias, o jo dievas vienintelis tikras. Hinduistinėje kultūroje, kaip ir daugelyje pagoniškų kultūrų, toks supratimas natūralus. Ten daug dievų ir kiekvienas gali garbinti savo dievą, drauge pripažindamas kitus. Tuo tarpu krikščionybė, judaizmas ir islamas vadovaujasi principu neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Toks požiūris kai kam atrodo tiesiog arogantiškas. Ar įmanomas koks nors sutarimas tokiais klausimais? Nemanau, kad yra įmanomas sutarimas. Tas sutarimas yra sukuriamas paprastai. Toj šalyje, kokia kultūra ir normos dominuoja, tos yra primetamos. Paradoksaliai, du kraštutinumai pasiekia panašų rezultatą. Viena vertus, Indijoje yra priimta tai, ką dabar sakote, kad priėmė. Kita vertus, man atrodo, de facto jau gerą šimtmetį taip gyvena visiškai sekuliari Prancūzija. Irgi iš esmės uždraudusi viešą beveik visų religijų raišką ir pasiekusi tą patį rezultatą visiškai kitais argumentais. Aš manau, kad šitie kraštutinumai abu yra neteisingi. Su gyvenimo kažkoks modus vivendi turi egzistuoti, jis turi leisti ir viešą religijų raišką. Čia, aišku, atsiranda klausimas dėl religijos laisvės, dėl to, ar valstybė gali būti abejinga, neutrali, skirtingų religijų atžvilgių. Tai vėl čia yra atvira vieta diskusijai, kurios nenorėčiau čia šitoje laidoje per porą minučių ir pabaigti, kur tos ribos turėtų būti nubrėžtos. Bet faktas, kad valstybė turi prisimti poziciją kažkurios religijos atžvilgių kaip po tos, bent jau iš kurios kylančias normas jį pripažįsta esant teisingomis ir sektinomis. Kita vertus, jį negali kitoms religijoms palikti tik privataus garbinimo, worship galimybės. Nes iš pačių religijų kyla reikalavimas daryti daug daugiau. Musulmonai turi savo religinį reikalavimą dėl mėsos, dėl kitų dalykų. Krikščionys turi taip pat religinius reikalavimus ginti viešai savo pozicijas, nes jie negali stebėti, kaip yra priimami tiesai prieštaraujantis įstatymai, sakykim, ar kiti sprendimai. Tai kur yra tas aukso vidurys, čia yra labai sunkus klausimas. Čia gal aš ir išžiūriu tą blogį, kai religija susiliečia su politika, su valstybė ir iš tikrųjų tokie radikalūs sprendimai ir įstatymai išleidžiami ir jie iš tikrųjų mane tai šokiruoja ir gazdina.
Bet aš manau, kad bažnyčių vadovai ir ar popiežius, ar būtų iš evangelinio flango žmonės, aš manau, turėtų važiuoti, diskutuoti, kalbėtis ir iš tikrųjų ir dialogo keliu rasti gerus sprendimus, išmintingus sprendimus. Ir galbūt, nežinau, kiek ta žodis demokratija, bet iš tikrųjų mes kalbam apie prigimtinės žmogaus laisvės ir teises. Ir iš tikrųjų reikėtų daugiau, kaip aš sakau, sėsti prie stalo ir išgerti 3 puodelius arbatos. Na, ne visos konfesijos vartoja arbatą. Taip, galim ir kavos. Ir kavos ne visos vartoja. Ir iš tikrųjų, kalbantis, diskutuojant atvirai, galima tikrai įsileisti tiesą į savo širdis, į savo gyvenimą ir iš tikrųjų keisti įstatymus ir kurti gyvenimą kartu. Na, mes iš tikrųjų labai gražiai perėjome į tolesnį klausimą, tai valstybės santykis su religija. Ir iš esmės galim išskirti 3 modelius. Čia jau minėta Prancūzija, iš dalies jau dabar ir visa Europos Sąjunga, siekia apskritai išstumti religiją iš viešųjų erdvių, paliekant ją privačių reikalų. Tuo tarpu Saudo Arabija, Iranas ir kai kurios kitos šalys įstatymų įtvirtina vienos religijos diktatą. Pagaliau Jungtinės Amerikos valstijos palieka laisvas erdves bet kokiai religijai ir įstatymų draudžia kuriai nors iš jų teikti politinę ar teisinę pirmenybę. Kuris iš šių modelių vis dėlto krikščioniškų požiūrių teisingiausias ir labiausiai tinkamas Lietuvai? Vėlgi, nepaprastai sunkus klausimas. Apskritai, reikia pripažinti, čia ko gero komplimentas, šitos laidos klausimai yra labai sunkus ir labai retai pasitaiko taip tokius gilius ir iš principo keliamus klausimus svarstyti. Tie 3 modeliai 20 amžiaus vidurys, sakyčiau, šituo klausimu, religijos laisvės klausimu buvo absoliutus lūžis. Viena vertus, katalikų bažnyčia susitaikė, sakyčiau, su Europoje įvykusiu faktu religiniu pluralizmu. Tada liko situacija, kurioje, kaip jūs sakot, iš esmės labiau Azijos šalis, islamiško pasaulio šalis liko prie vienos religijos, valstybinės religijos modelio. Vakarų pasaulis, krikščioniška civilizacija pasiskirstė tarp tokių laicistinio, sekuliaristinio režimo siekimo arba religinės laisvės, kuri ilgą laiką buvo sėkmingiausiai įkūnyta JAV. Ir reiktų pripažinti, kad JAV religinės laisvės, būtent nes ten toks idealas keltas modelis, buvo pildomas daug sėkmingiau negu Europoje. Pastaruoju metu susimauta, atleiskit už tą žodį, ir ten. Tai, ką pastaraisiais metais teigia Barackas Obama, Hillary Clinton, kad krikščionys turi atsisakyti savo įsitikinimų gyvybės, šeimos klausimais, kad apskritai reikėtų jiems džiaugtis, kad jiems yra paliekama laisvė, vėlgi tas to worship, garbinti Dievą. Tai yra kelias Prancūzijos keliu. Aš turiu tokią nuostatą, ji yra ne tiek normatyvinė apie tai, kaip turėtų būti, kiek tiesiog analitinė apie faktus. Aš manau, kad krikščioniškoje civilizacijoje vis dėlto valstybėms priėmus kaip normą religijos laisvės idėją, iš esmės tą Johno Rawlso idėją, kad įstatymai ir viešoji erdvė turi būti konstruojama padėjus į šalį visus religinius įsitikinimus ir jokių iš jų neatstovaujant, neva tai vertybiškai neutraliai, buvo užprogramuotas tas ėjimas iki prancūziško varianto, iki visiško religijos išstumimo. Todėl, kad jeigu tu priemi tokią nuostatą, kad religijos, iš esmės ta Rawlsiška idėja, politinio teisingumo idėja remiasi tokia prielaida, kad visos religijos yra privatus reikalas, neįmanoma, kad aš įrodyčiau jums, o jūs man savo religijos teisumą. Tas teisumas yra niekaip nepatikrinamas, todėl belieka pripažinti, kad tai yra nuomonės. Jeigu tai yra nuomonės, ir dabar darykim nuoseklę didelę loginę išvadą, jeigu tai yra nuomonės, tai postmoderniųjų žmogaus teisų atžvilgiu jos yra paaukojamas dalykas. Mes vis dar esam linkę iš inercijos galvoti, kad religiniai įsitikinimai yra šventa, rimta, kad negalima versti žmogaus per juos lipti, veikti prieš savo sąžinę ir prieš religinius įsitikinimus, bet tas dėsningumas, kad vis daugiau vakarų šalyse yra priimama įstatymų, kurie priverčia tą padaryti. Mokytojus mokyti vaikus apie tai, kad yra daugybė normalių šeimos formų, kurios yra lygiai vienodai pasirinktinos ir moralios. Gydytojus atlikti abortus, net jeigu jie mano, kad pagal jų religinius įsitikinimus to negalima daryti. Visi šitie įstatymai nuosekliai seka tą prielaidą, kad jeigu religinis įsitikinimas tai yra nuomonė, tai jį galima paaukoti ir subordinuoti kažkieno kito laisvai, kurios negalima varžyti.
Tai va ta laisvė daryti, ką noriu, negatyvi laisvė, mūsų sekuliarėjančiose visuomenėse yra iškeliama aukščiau. Religinės laisvės. Laisvės gyventi pagal įsitikinimus. Ir šitas kelias užprogramuotas. Aš nemanau, kad galėtų vykti kaip nors kitaip. Aš tai linkęs ir gundomas esu mąstyti, kad vis dėlto, jeigu mes vadovaujamės išmintimi, jeigu mes sutarėm ties tiesa ir valstybei yra duotas kalavijas. Klausimas dabar, kas tą kalaviją įduoda į jos rankas. Vis dėlto, jeigu mes suprantame ir suvokiam, kas yra teisinga, aš manau, kad valstybė turėtų prisimti atsakomybę, kad tos tiesos būtų nepajudinamos. Ir čia aš matau daug kompromiso, kas mane iš tikrųjų gazdina ir liūdina. Ir šitoj vietoj matau, kad žmonių apologetų, kurie apgintų tikrasias tiesas, iš bažnyčios pusės labai stinga mūsų visuomenėje. Televizijoje, radijoje, kažkur mes girdėtumėm labai aiškią poziciją. Kaip sakoma, savi žmonės valstybėje, valstybę valdo tie patys krikščionys, bet kažkodėl jie suklumpa ties kažkokiais sprendimais, taiga pritrūksta išminties ir kažkuom jie vadovaujasi visiškai motyvuojami galbūt ar gundomi didelių pinigų. Ir čia aš pasigendu to stuburo, to tvirtumo. Ir kas nekeista, aš visiškai negirdžiu, bent jau mūsų šalyje, aiškios bažnyčios pozicijos. Dėkui kolegoms ir pasiklausysime muzikos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Grįžtame į eterį. Iš tiesų užsimezgė labai įdomi diskusija apie valstybės ir religijos santykį, kuri verta plėtojimo ir turbūt ne vien šioje laidoje, bet ir už įvairių apskritų stalų. Na, vienas iš galimų požiūrių yra religijos ir moralės atskyrimas. Tarkime, jeigu moralė apibrėžia santykius tarp žmonių, ir taip be jokios abejonės gali būti politikos objektu, santykiai tarp žmonių, tai religija apima žmogaus santykį su Dievu. Ir jeigu tai yra asmeninis žmogaus santykis su Dievu, ar koks nors kitas žmogus, juo labiau valstybė, gali į tą santykį kištis. Šalia to teorinio klausimo kyla ir praktinis. Tarkim, šiandien mes ateiname ir primetame savo religiją įstatymų valstybei, o po to ateina kita religija ir mums padaro tą patį. Ar nebūtų vis tik tai sprendimas būtent moralės klausimus svarstyti politikoje, o religinius klausimus palikti žmogui ir Dievui? Aš galbūt taip nesureikšminčiau ir nepabrėžčiau tos asmeninės patirties, nes Viešpats aiškiai kalbėjo, kur 2 ar 3, ten yra aš su jumis. Kur 2 ar 3, ten užgimsta tikroji tiesa. Bet jeigu mes leidžiam izoliuoti save vienas nuo kito, ką matau tarsi kaip ir epidemija savotiška, kas vyksta šiais laikais mūsų visuomenėje, tas visiškas susvetimėjimas, aš matau, mes paliekam daug vietos melui ir nesutarimams ir iš tikrųjų tiesiog prasilenkiam su tiesa, nes mes sukurti bendrystėj, tiek vertikalėje, tiek horizontalėje. Man atrodo, kad analitiškai galima taip padaryti, kaip jau sakot, atskirti moralę nuo religijos. Ir be abejo, valstybė negali kištis diktuodama visiems, kokią religiją turi išpažinti, bet jungtis, ta, kurios neišeina nukirsti, yra ta, jog moralinės nuostatos beveik visada yra paremtos religiniais įsitikinimais. Arba antireliginių kažkokiu ateistiniu įsitikinimu, kuris vis tiek yra savotiškas santykis su religija. Tai viena vertus, aš visiškai sutinku, kad religijos kaip po santykio su Dievu valstybė diktuoti savo piliečiams negali. Kita vertus, aš nesutinku, kad valstybė gali kaip nors sėkmingai apsimesti, kad jis savo vienokių ar kitokių moralės normų skatinimo, nes įstatymai visada neišvengiamai skatina vienas ar kitas moralės normas, kad jinai to neva tai negrindžia jokiais religiniais šaltiniais. Taip tiesiog nebūna. Na, šiais laikais atvirumas ir artimo meilė ypač siejami su tolerancija. Iš tiesų, Dievo žodyje daug skaitome apie artimo meilę, galbūt mažiau apie atvirumą, o tolerancijos savoką iš vis vargiai rasime.
Koks turėtų būti krikščioniškas požiūris į toleranciją ir kur ji baigėsi? Pavyzdžiui, jei matau, kad žmogus gyvena amoralų arba socialų gyvenimą, ar tai įvardyti ir pasmerkti jau tolerancijos pažeidimas? O gal tai kertasi net su artimo meile? Jokių būdų. Čia yra mano supratimu labai dažna klaida šiandienos krikščionių laikyti, kad pasakyti kitam kažką skaudaus, kas jam be abejo nepatiks, siekiant, jog jis nedarytų klaidos arba nevenkim to žodžio nuodėmės, yra kenkimas ir nemeilė. Priešingai, būtent tai yra krikščioniška meilė. Krikščioniška meilė yra rūpintis kito žmogaus išganimu. Ir ko gero, man trūksta žinių pasakyti, kaip yra tiksliai su kitom krikščioniškom denominacijom, bet katalikai yra įsitikinę, kad mūsų veiksmai čia žemėje visiškai lemia mūsų kelionę į rojų, pragarą ar dar kur nors. Ir tokiu atveju kiekvieną kartą matydamas kaip nors amoraliai besielgiantį, nuodėmiai gyvenantį žmogų, jeigu tu jį krikščioniškai myli, turi net negalimybę, o pareigą įsikišti, paaukoti santykius, juos susigadinti, bet sakyti, neleisti jam nežinoti, jog jis daro blogai. Tai šiuo atveju, man atrodo, čia tolerancija apskritai yra siaubingai išverstas aukštinkojam žodis pastaruoju metu. Tolerancija visada reiškia pakantumą tam, kad tu laikai klaida ir blogiu. Kad tu kažkokiose ribose leidi tam egzistuoti. Bet jokių būdų nesakai, kad tai nustoja būti klaida ir blogiu. Šiandien tolerancija yra mėginama pateikti kaip nuostata, jog tu nieko nebelaikai klaida ir blogiu, jog nebėra gėrio ir blogio, nėra normos, yra tik skirtingi gyvenimo pasirinkimai. Šitaip suprasta tolerancija yra nesusipratimas ir ji labai daug kur mus klaidina ir neleidžia priimti teisingų ir moralių sprendimų įvairiausiose gyvenimo situacijose. Ir aš galvoju, vis tiek mes turim sutarti ties pagrindinėmis vertybėmis. Kas yra mūsų tikrosios vertybės kaip visuomenės, kaip mūsų valstybės. Ir tolerancija jokių būdų negali patapti ginklu ar veiksniu griauti mūsų tikrasias vertybės. Dar vienas klausimas apie diskusiją. Ilgus amžius daugelįje šalių žmonės gyveno uždarose bendruomenėse, kai kur taip gyvenama ir iki šiol. Ten vargiai kiltų diskusijos problema. Žmogus turintis kitą nuomonę esminiais klausimais būtų tiesiog išstumtas iš bendruomenės. Vis dėlto mes gyvename atvirame pasaulyje, kur savo pozicijas tenka ginti, įrodinėti, kur tiesa nėra savaime akivaizdi, ją reikia išsiaiškinti. Kai kuriuos tikinčiuosius tai glumina ir net baugina. Atseit, bet kokia informacija apie kitą pasaulėžiūrą, apie kitą religiją gali mus išvesti iš tikrojo kelio. Bet ar tai nėra trumparegiška? Nejau Kristus toks silpnas, kad jo tiesa pralaimėtų atviroje diskusijoje. Diskusijos bijoti nereikia, informacijos bijoti nereikia. Kaip tą daryti? Čia vėl prasideda sunkios paieškos. Aš asmeniškai labai nemėgstu diskusijos apie tai, kuri religija teisinga. Tokios savotiškos evangelizacijos, kai yra bandoma įtikinti neva tai argumentais, empiriniais, pažiniais, pamąstomais argumentais, kad viena ar kita religija yra teisinga. Aš manau, kad tokios diskusijos yra nevaisingos ir visada sąmoningai jų vengiu. Bet čia mes grįžtam prie to ankstesnio klausimo jūsų kelto religijos ir moralės atskirimo. Moralės klausimais galima įrodinėti pozicijas, kurios yra grįstos vienais ar kitais religiniais įsitikinimais. Be abejo, mes gyvendami situacijoje, kaip jūs pats sakėte, atviroji, multikultūriniai, multireliginiai visuomeniai, kurioje egzistuoja skirtingi religiniai įsitikinimai, labai dažnai esam priversti išmokti savo mums patiems asmeniškai religiją grįstus įsitikinimus, gebėti kitiems pagrįsti nereliginiais argumentais, sekuliariais argumentais, modernaus mokslo argumentais, tiesiog grinosios logikos argumentais. Tai yra sunkus uždavinys, bet jeigu mes norim susikalbėti su kitų religijų arba, vėlgi, religijai priešiškais bendrapiliečiais, mums tą iššūkį reikia priimti ir mokytis tą daryti. Man atrodo, vėlgi, Amerikoje, gal dėl tos jų patirties ir jų religijos laisvės modelio, kurį jie seniai išpažįsta ir praktikuoja, tai yra geriausiai suprantama iš visų vakarių šalių ir sėkmingiausiai daroma. Yra visai neblogai išvystyta ta sekuliarios diskusijos ginant religinius įsitikinimus ir kaip mes čia vadinam, tikrasias krikščioniškas vertybės kultūra, taip pavadinkim. Tai nežinau, ar tiksliai atsakiau į klausimą, kaip jūs įkėlėt, bet mintis tokios. Pozicija suprantama. Remigijau? Aš galbūt, nežinau, gyvenam tokiam laikmetyje, žmonės iš tikrųjų yra pavargę ir galbūt kartais jie tiesiog
atsitraukia nuo visuomenės gyvenimo, nes yra labai nualinti ir kažkuria prasme užsidaro savo ramybės oazėse, rateliuose ir jie tiesiog ilsisi, jų sielos ilsisi, jie iš tikrųjų brangina tą šiltą, paprastą bendravimą, tą paprastą žmogiškumą ir iš tikrųjų nusilpsta rankos, nusileidžia rankos eiti į priekį ir kovoti. Bet šitoj vietoje krikščionis, Dievo žmonės turėtų imtis visų reikiamų priemonių ir kūrybingumą pasitelkti, ir veržlumą, ir technologijas, kad mes iš tikrųjų drąsiai ir ryškiai atneštumėm savo tikėjimą, savo tikėjimo patirtį ir kalbėtumėm apie tai garsiai. Ir čia aš nežinau, kas mus užgesina, kad mes kažkaip patampame pasyvus. Ir netgi žiūrint į kultūrą mūsų, aš kartais sakau, jeigu aš būčiau jaunas žmogus, jeigu aš einu per Vilnių ir jeigu aš, tarkim, nuleidęs akis ir tik tai 2-3 metrų aukštyje, manęs iš tikrųjų niekas nekviečia, aš niekam nereikalingas, daugiausiai reikalingi tik tai mano pinigai ir mane tai šokiruoja. Realiai mano siela niekas nesirūpina. Gerai, jeigu aš pakeliu galvą šiek tiek aukščiau, kažkur kryželį pastebėsiu ir galbūt tai ženklas apie kažkokią istorinę krikščionybę, kur kažkada žmonės statė gražius pastatus, nes jie naiviai tikėjo ir mane tai šokiruoja realiai. Kaip šiandien dienai bažnyčia pralaimi kovą laikmetyje, mūsų kasdienybėje. Ir čia aš tik raginčiau bažnyčių vadovus, bendruomenių vadovus kažkaip įkvėpti ir ypatingai jaunimą, nes šiandien jeigu imtumėm netgi tą pačią muziką, aš matau pralaimėjimą, ar meną, ar kažkokias susibūrimo vietas, viskas yra uzurpuota. Niekur nematau, kur iš tikrųjų tikrosios gyvenimo vertybės būtų puoselėjamos garsiai ir aiškiai mūsų visuomenėje. Ir tokiu būdu mes per savo galbūt, nežinau, apsileidimą, per tingumą, per tą netgi savotišką komfortų zonų susikūrimą bendruomenėse, mes silpnėjam. Ir iš tikrųjų tas naglas, įsiaudrinės priešas iš tikrųjų užima pozicijas ir mane tai kažkuria prasme ir baugina ir neramina. Ir norisi kažkaip, kad tikrai būtumėm sustiprinti Dievo dvasia ir apsišarvuotumėm kantrybę, ištvermai, kas įdomiausiai, kad Kristus pasakė, kad nešite vaisių kantrumu. Ir tos kantrybės, tos ištvermės, aš matau, kad labai pasigendu, žmonės kažkaip pasilpsta, nuleidžia rankas. Iš tiesų, reikia labai rimtai mąstyti šitais klausimais. Na, bet dabar trumpam atsipalaiduokime su krikščioniška muzika ir to jau grįšime į eterį. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Štai ir mes. Amerikiečių teologas Timotis Kelleris knygoje Už ir prieš Dievą pabrėžė, kad rimtas tikėjimas turi būti išmėgintas abejone. Tik abejonė leidžia mums rasti argumentus savo tikėjimui, kuriuos iš pradžių pateikiame savo, o po to ir kitiems. Bet kai kam abejonė atrodo tiesiog šėtono gundymu. Esu net girdėjęs giesmę, tvirta mano širdis neabejoja. Taigi, koks abejonės vaidmuo tikėjimo kelyje siekiant dvasinės brandos? Niekada apie tai nemąsčiau, bet atrodo, kad per daug pozityvę reikšmę suteikia autorius abejonė kaip tokį. Mano pozicija gal būtų, kad abejonė yra tai, kas neišvengiamai nutinka, tokia kliūtis kelyje. Be abejo, tai, ką mes įveikiam, padaro mus stipresnius. Ir šita prasme yra naudinga ir reikalinga. Neabejoju, kad yra žmonių, kurie, sakykime, vaikystėje socializuoti į religiją, be didelių abejonių ir nugyvena gyvenimą religijoje. Bet be abejo, tas, kuris su abejonė susiduria, turi ją įveikti, gali iš jos pasisemti, gali ją ir pralaimėti, taip atsitinka, bet kad ji būtų savaime naudinga, nežinau, tai yra tiesiog tai, su kuo turi susitvarkyti, o dar geriau, jeigu pavyksta to išvengti. Aš manau, kad gyvenam galbūt
abejonių kultūroje savotiškoje, tame laikmetyje, kuomet, kai tu lieki vienas, tu pradedi daugelį dalykų abejoti. Gimsta abejonės ir aišku, iš kur jos gimsta, kad iš tikrųjų tu suabejotum, sudvejotum dėl savo įsitikinimo, dėl savo sprendimo, kad iš tikrųjų tai yra nuolatinė kova mūsų protose ir žinom, su kuo mes kovojam, kad iš tikrųjų, kaip šventasis raštas sako, kad ne su kūnu ir krauju, kad kalamės su kunigaikštystėm tamsos ir šitoj vietoj ir yra svarbiausia, vėlgi grįšiu prie bendruomeninio gyvenimo, prie to, kur 2 ar 3, kad mes kuo mažiau būtumėm izoliuoti. Ir nežinau, šiuolaikinės technologijos, aš matau didelį pavojų. Aš buvau Londone ar Amerikoje ir viešajame transporte, kur bevažiuotum, visi žmonės, niekas nebebendrauja. Visi izoliuoti. Vienas nuo kito. Tai iš tikrųjų žmonės jau, kaip tu nesuabejosi, kai tu net nebežinai, aš pradedu abejoti tavim, ar tu tikras, ar tu netikras. Baisu, iš tikrųjų, kaip mes šiandien dienai esame, kur yra žmonija, mes turim kažką su tuo daryti. Iš tikrųjų, ne veltui ir Steve'as Jobsas ribodavo laiką prie tų visų technologijų savo vaikams, šeimos nariams, nes iš tikrųjų aš manau, kad jisai išvelgia pavojų netgi savo šeimoje, kai iš tikrųjų žmonės užsidaro tik savo kapsulėse su savo išmaniaisiais įrenginiais. Ir čia mes turim kažkuria prasme tapti revoliucionieriais ir rasti būdų, kaip su tai kovoti ir iš tikrųjų kreipti žmonių žvilgsnį į tikrasias vertybės ir ypatingai į bendravimą. Aš netgi savo kažkada daviau žodį ir aš kartais sulaužau. Netgi lėktuve pastebėjau, jeigu skrenda žmonės, praktiškai net nebendrauja vienas su kitu. Aš tai galvoju, kas čia vyksta? Na, aš gal tik tai truputėlį patikslinčiau dėl abejonės. Aš nemanau, kad Timotis Kelleris abejonę laiko kažkokiu savaiminiu gėriu. Veikiau jis ją įvardina kaip tam tikrus skiepus nuo įvairių žalingų dvasinių ligų. Bet štai paskutinis klausimas. Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas pasakė, tauta, kuri praranda sienas, nebėra tauta. O tas pats Timotis Kelleris pabrėžė, jog taip funkcionuoja bet kokia bendruomenė, taip pat ir tikinčiųjų bendruomenė. Galbūt tai galima taikyti net asmens pasaulėžiūrai. Girdėdami kitų argumentus, mes vis dėlto atsakingi už savo pasaulėžiūrą. Ir jeigu tos ribos išnyksta, kaip skatina dabartinė tolerancijos ideologija, kyla klausimas, ar išvis mes išliekame savimi. Ar gali būti žmogus ar jo pasaulėžiūra be tam tikrų ribų, bendruomenė be ribų, ar gali būti? Na, tai yra mūsų amžiaus utopija. Yra pasaulėžiūra, kurios esmė yra neturėti ribų savo pasaulėžiūrai. Aš net nežinau, kur reikėtų pradėti ieškoti jo šaknų. Nyčė, gerai europietį, savotišką antžmogio variantą vaizdavo kaip po tokį, kuris nekelia gyvenime prasmės klausimų ir gyvenime vienintelį prasmingų dalykų laiko gyvenimo būdų įvairovę. Gyvenimo būdų plačiaja prasme. Turėti absoliučiai bet kokius tikslus, siekinius ir savęs kūrimą. Savikūra 20 amžiuje, ypač po Antrojo pasaulinio karo, kairiosios krypties akademikų vakarų pasaulyje buvo iškelta kaip toks pagrindinis mūsų laikų žmogaus tikslas. Sekuliarizuoto žmogaus tikslas, kuriam Dievas mirė, tokių žmonių aplink mus yra labai daug ir kurie dabar turi patys užpildyti tą prasmės vakumą šiame pasaulyje, kuris jiems neišvengiamai kyla. Tai tą vakumą bandoma užpildyti savikūrą. Ta savikūra atveria tokį begalinį horizontą, jeigu tu kuri savo tapatumą iš nieko, jeigu tu renkiesi savo kultūrą, religiją, lytį, ką tik tai nori, tu iš esmės nebesi apibrėžtas ir bent jau tame, ką žada šitą utopiją, tu turėtum galėti tapti tokiu skambi frazė, visiems pažįstama, tokioj vienovėje, įvairovėje su visa žmonija. Nes tai turėtų būti tobula, savitų, individų įvairovė, kurie visi yra skirtingi ir visi lygus, be jokių juos apibrėžiančių į grupės, į bendruomenės kolektyvinių tapatumų. Tai yra nuo Kanto per Nyčę ir po to per visą kairėje mintį 20 amžiuje kurtas idealas, kuris dabar vakaruose yra be galo populiarus. Sovietmetis jį labai savaip keistomis užmaskuotomis formomis
taip pat ganėtinai stipriai dėdė ir Lietuvoje. Tai man atrodo, kad šita utopija yra pasiūlyta, jie yra populiari, žmonės jos ieško, gal dėl to vis dažniau reikia įvairių psichologų pagalbų, vis dažniau yra nusivylimų savo gyvenimų, depresijų atveju, savižudybių ir taip toliau. Tiesiog todėl, kad tai yra utopija, tai yra neįgyvendinamas pažadas, ta savikūra ir begalinės žmonijos be jokios bendruomenės ieškojimas kaip po savo priebėgos vietoj Dievo, taip nebus. Tai yra užprogramuotas nusivylimas. Aš tai manau, kad tikrai turi būti aiškios ribos mūsų gyvenime, valstybė, bažnyčia, šeima. Ir čia vėl grįšiu prie Kristaus mokymo, ne veltui jis pasakė palyginimą apie namą, jeigu mes statom namą, jeigu mes kuriam ar šeimą, ar valstybę, ar bendruomenę, tai iš tikrųjų turim statyti ant tvirto ir nepajudinamo pamato. Tai yra tikrosios, amžinosios vertybės ir mes iš tikrųjų turim nepaliauti kalbėti apie tai ir ypatingai jaunai kartai, nes tarsi mes esam gundomi galvoti, kad jeigu vieną kartą pasakiau, tai aišku visiems laikams. Nes šiandien dienai ar galima suabejoti žodžiu, kas yra šeima. Ir mes gundomi esam, kad ir tau, ir kad mūsų klausytojui tarsi yra viskas aišku. Ir mes apie tai nebekalbam. Tiesiog mes pradedam kalbėti kažką visai kito, nes čia tarsi viskas aišku. Ir man patiko per pasaulinę lyderystės konferenciją, vienas verslininkas kalbėjo, sako, aš visuomet kalbu kasdien savo darbuotojams, kuo mes vadovaujamės. Kokie mūsų principai, kokios mūsų vertybės. Ir jisai davė palyginimą, sako, juk visi žino, kas yra Coca-Cola. Visi žino, kas čia per gėrimas. Tai sako, kodėl jie kasdien per visas įmanomas visuomenės informavimo priemonės vis primena apie save. Tai aš šiandien matau, kad mes iš tikrųjų turėtumėm ženkliai daugiau kalbėti apie tai, kas yra tiesa, branginti mūsų tas gražiasias patirtis ir apie jas drąsiai kalbėti, kiek įmanoma ir kur tik įmanoma. Nepamiršti tų tikrųjų vertybių, nes iš tikrųjų tai tarsi nuolatinė kova. Mes visuomet gundomi, kad juk viskas aišku, kad esam žmonės, bet mums reikia kalbėti, kas yra tikrasis žmogus, kur atsiskleidžia tikrasis žmogus, kad mes iš tikrųjų apnuogintumėm savo sielas ir kalbėtumėm širdžių kalba, daugiau dalintumėme savo vidumi ir iš tikrųjų per tą diskusiją, per tuos pokalbius, straipsnius, televizijos laidas, jaunoji karta atsirinks, kas yra tikra, o kas neturi jokios vertės. Kas yra uola, o kas yra smėlis. Žmogus atsirinks. Kągi, dėkoju pašnekovams, dėkoju visiems klausytojams ir visiems šiame informacijos amžiuje pirmiausiai palinkėsiu išminties, juk ir viešpats per apaštalą sako, nebūkite vaikai išmanymų, verčiau piktybė, būkite kūdikiai. Mums šiandien kyla du uždaviniai – išlikti savimi, pažįstant kitą ir gebant jį įtikinti tiesa, kurios patys siekiame ir jos pažinimas amžinas. Iki kitų kartų, mielieji. Su Dievu. Viso geriausio.